jūsų nepaliks. Pasikaitinimo būdas tai polka. Griebkit prie šono, ką turit, susišildykit. Nieko nekainuoja už tai šiltą. Reik žiūrėti į akutes ir bučiuoti lūputes. Šokam! Ir tik savo kūną reikia kilnuoti, nesvetimą. Kilnojant irgi daug sušilimo gausi. Galima, aišku. Galit svetimą kilnuoti. O aš manau, kad mums reikėtų ieškoti pačios linksmiausios poros. Geriausiai šokančias, o vienas jau užlipo. Geriausiai šokantis berniukas. Vaikiukais, kur taip gražiai šokot, susirinkit visus vaikus. Mes turim saldainių vaikam už tą šokį. Ateikit. Kur mes? Ateinat. Lipat ant scenos. Štai pamatysit geriausią Lietuvos mešką. Stipriausia. Dar pasirodo būna meškų Lietuvoje. Ateikit. Plojimai sutinkam. Pačią gražiausią Lietuvos mešką. Pašnekinsiu vaikų šokėjus. Kažko labai užsirūstinės tamsta. Nepatiko šokiai, ar žiemą neklauso tavęs? Man nereikia. Kažką norėtų žmogus labai rimtai pasakyti. Aš jums įteikiu saldainių. Pasidalinkit visi už tai, kad taip gražiai šokot. Gerai? Draugiškai. Ar galėsit pasidalinti? Gerai. Iš karto nusižypsojo. Gerai, mergaitė sako, kad gerai. Ačiū už šokį. Ačiū. Pareikim tos energingus vaikus su plojimais. Meštelė. Ir gadaus turi. Tai kaip ar blynai riebus ar ne šiais metais? Kaip rodo chebra? Nu tai ką? Ką? Žemiečiai, švenčiam užgavėnes, ar duosim garo? Ar šiupinys riebus? Riebus. Turėjom mes rogikės, turėjom eržilus mes du. Tie eržilą pridusa ir rogės trauki žydą du. Tos rogės subirėja, mus lėkiam tekini, mus taps margės skubėjom, pas jumes alkani. Mes jūsų akyse didelį dosnumą matom ir duodam susiprast, jie duosite mum po blyną, mėginsam jų įkosti. Jei blyną jūs neturit, įpilsite mum kavos, jei kavos jums tap gaila, po čerką ant galvos. Plojimai! Na, meškutė parodė, kaip reikia pašokinėti, kad sušiltum. Kaip? Ir garsas toks. Ką aš čia? Ačiū labai, šaunuoliai. Dar minutę, ar ne? Iš visas vieta į vieną vietą. Cigonėlę ir židuką, seni jauni ir berniuką. Ir jaunyje, ir piršlys, smertis velnės, ir ožys. Lašininis, kanapinis, daug čia zbitkų pridarys. Tai ką, gerų didelių riebių jums blynų! O,
Ačiū už tokią gražią užgavėnių poemą. Palaimai. Ką mes dabar paprašysim jūsų? Ar matot, va ta merga stovi? Pasisukit žmoneliai, va ta morė čia prie scenos, va. O matot. Ta bjaurybė. Tai ar nereiktų dabar procesiją jai surengti, apvežti aplink malūną, visi, kad palydėtų, kad pasityčiot, ant pajokos išstatyti, visi šaukit, morė sėdant grindų, tampa blusą už ausų, kas tą morę pabučiuos, tam tą blusą dovanos, arba vyrai, pažiūrėkit, ar su kelniam tą morę, ar be kelnių. Tik nenutem. Ar yra kokių žandarų, kad pasaugotų morę? Organizuojamės dabar į vežimo procesiją. Tai gerai, priekyje eikit meškikė su būgnu. Taip, va. Sakykit, ar bus kas morė padės rušiuoti? Nu tai va. Gerai, roda. Pirmin prie darbą. Vyrų komanda, einat į apačią prie morės. moteriškas pasitraukiam. Jau yra pasiruošusių vyrų tempti. Kas patems morę? Iš kiemo. Galit savo pyktį išlieti. Taip, palydim visi. Ką norit, tą jai sakykit. Neįtiko valdžia ant valdžios, dabar paburnokit. Žmona netiko. Jau nauja grupė lipa. Papadykit, tik nenurenkit. Nes neturėsim ką. Rėpi dieną, a jūs buvot blynų privalgyti. Pavalgit blynų šiandien. Tai kaip čia dabar, pasitaisykit, kol dar laika yra. O mes tai jau visi pagavom. Ai, ahau, baksan šedalavo, ai, ahau, baksan šedalavo, atsisėdo šaliravo, atsisėdo šaliravo, atsisėdo pailsėti, atsisėdo pailsėti, ir į darbus pažiūrėti, ir į darbus pažiūrėti. Anie metai geri buvo, anie metai geri buvo, nuo lašė.